reali istorija, kai kaupė vaiko ateičiai, su investiciniu gyvybės draudimu ruošė vaiko kapitalą studijom, gyvenimo startui, žodžiu, jo pradžiai. Ir kaupė savo pensijai. Ir pradėjo skirtis su vyru ir ko nebuvo to saugaus rezervo. Nors kasdien apie tai kalbu. 50-30-20. Jeigu negalit 50-30-20, darykite 80-10-10, bet saugų rezervą būtinai susikaupkite. Ir jo nebuvimas sugriovė to vaiko ir jos pačios ilgalaikius kapitalus. Nes reikia susirasti naują butą, reikia išeiti kažkur gyventi, pradėti viską nuo nulio, o pinigų nėra. Kur yra? Yra investiciniam gyvybės draudime. Tai ne tam buvo skirta, ne trumpalaikiai bėdai. Tai yra ilgalaikis projektas ilgalaikiam tikslui. Ačiū Dievui, nors tai, kad buvo šiek tiek sukaupta ten ir pas vaiką, ir pas ją pačią. Ačiū Dievui, bent buvo ten. Bet jeigu būtų turėjus saugų rezervą, nebūtų sugriovus ilgalaikių tikslų.